Pulko 34 namas yra renovuotas iš Šiaulių banko finansuojamų lėšų, jau renovuotas ir būtent irgi pagal Jessicos programą. Šiuo metu deramės ir dirbam intensyviai su Kernavės 6 ir dar keletu namų su bendrijomis. Kadangi man tenka atstovauti visos pietinės Lietuvos Šiaulių banką, tai galiu pasakyti, kad šiandien sparčiausiai banke dokumentai visi tvarkingiausia yra 16 namų iš Varėnos savivaldybės. Su visais pareiškimais, su viskuo pilnai paruošta. Ir čia, kai mano kolega buvęs ponas Pranas minėjo protokolus ar kažkas tai, aš irgi, kaip gerbiamas viešų ryšių atstovas, negalvokit, kad pataikauju aplinkos ministerijai. Bet per savo 23 metus bankininkystėje man teko finansuoti ir daugumą Alytaus daugiabučių, kai juos statė, dabar renovuojam. Aš nemačiau geresnės paruoštos tvarkos, kokia jinai yra, ir aiškesnės tvarkos, kokia jinai yra paruošta dabar. Ir kadangi mes konkrečiai esame turbūt tas paskutinis taškas renovacijos, tai aš tik tiek pasakysiu, problemų neišsprendžiamų nėra, jos yra nesprendžiamos. Šiandien vienintelė problema, kurios tikrai prašysim ir viceministrės, reikia susikalbėti su Litesu. Neduoda informacijos. Prašym visais manomais ir įmanomais būdais. Gavę esam vieną pažymą e-mailu, be jokio parašo, be jokių pavardžių ir be jokio nieko. Banke nepraeisit su kitokiais procentais su skolom, taip kaip yra parašyta tvarkoje. Dalyvavome ir Lazdijuose, ir rajone vykstančiuose susirinkimuose. Kažkaip tai labai tikrai ačiū didelis ponui Pranui, kad mūsų tikrai nepakvietė nei vieną susirinkimą, kuris vyko tuose namuose, kur administratorius yra jo vadovaujama agentūra. Aš manau, kad atneš tikrai tvarkingą medžiagą paruoštą, mes supraskit ir mūsų darbuotojų darbo krūvį. Dėl renovacijos etatų nedidinom, padidinom dėl ūkio banko prisijungimo, bet tikrai nei vienam nebus atsakyta, va čia ir ponia Bazarauskienė, tikrai visi bendraujam gražiai, tvarkingai ir aš manau, kad Alytui renovacija tikrai judės. O nieko, eilinį kartą gyvenam toj pačioj gatvėje, suremsim visi pečius, vienas kitam apsiskūsim, gal kažkaip tai ir tikrai pajudės, tikrai padarysim. Jau ką teko statyti ir finansuoti, tai tą renovuosim. Ačiū. Dar šventinė